Jeigu angliškai aš noriu nurodyti, kad esu koncerte, sakysiu I am at the concert. Jeigu esu virtuvėje, sakysiu I am in the kitchen. O jeigu paplūdimyje, I am on the beach. Kodėl nurodydami vietą vartojame skirtingus prielinksnius? At, in, on. Bendrosios anglų kalbos taisyklės teigia, kad žymint vietą kaip tašką atviroje erdvėje, pavyzdžiui, kalbant apie kurią nors veiklai skirtą vietą arba viešąjį renginį, vartojamas prielinksnis at. Būtent tokią atviros erdvės reikšmę mes perteikiame frazėse at the concert, at the cinema, at the party, at the conference, at work ir taip toliau. Tačiau žymėdami vietą apribotoje ir uždaroje erdvėje turime vartoti prielinksnį in. Šis prielinksnis visada parodo, kad esame viduje. Todėl ten, kur yra ribos, sakoma in. In Europe, in the room, in the kitchen, in a box, in prison, in your mouth. O štai žymint vietą kaip tašką ant paviršiaus vartojamas prielinksnis on. On the beach, on the moon, on the page, on the menu, on a map. Taigi prielinksnio pasirinkimą dažnai lemia vietos specifika ir tai, kaip mes tą vietą įsivaizduojame. Follow me and I will tell you more about English.